kas jungia, kas skiria. Kaip sovietmetį virtuvėlė buvo tokia maža, kad šiaip tai reikėdavo gaminti po vieną, o ne šeimoje. Arba, pavyzdžiui, kokioje Amerikos virtuvėje, jinai tokia didelė yra ir su tokiu baru, kad jinai yra, skatina, tiesiog ateiti, bendrauti, ten tos makaronus, iš visų filmų, virt kartu, ten šnekėti apie padažą ir taip toliau. Dėl to nebuvo terasų prie daugiabučių, tam, kad kaimynai nesusitiktų, nes nelabai gerai, kai susitinka ir propaganda ten gali ar ne veikti. Tai man atrodo, kad visur yra psichologija ir visą laiką istorija yra ta mokykla, kam jinai reikalinga, tam, kad mes žiūrėtume, kas buvo ir nekartotume tų pačių klaidų. Dabar kas kuria interjerą ir darbo aplinką? Gerbiami architektai, kuriate ir jūs, bet ne tik jūs, kur ir darbuotojai, kiek yra įtraukties, kalbant su kompanijų darbuotojais, į kokį biurą jūs norit keltis, kuriame miesto rajone norit gyventi, kas jums svarbu aplinkoje, kas svarbu, kad būtų šalia. Ar tai yra įprastos zonos, ar tai yra kažkokios tai naujos. Tai tas girdėjimas darbuotojų yra turbūt ta naujiena. Konkuruoja verslas ieškodamas tokių sprendimų ir turbūt tie, kurie pataiko, tie laimi. Sveikinu susirinkusi Interior Dialogus. Tai 9 interior dizaino industrijoje veikiančių ir gerai žinomų prekinių ženklų, tokių kaip Jung, Marmo Ark, Trukmė, Medžio stilius, Bigma, Mr. Clay, Has Design, Intero, Prenta, partnerių inicijuota diskusija apie interior dizainą, architektūrą, technologijas ir interior psichologiją. Diskusijos metu kviečiame pašnekovus pažvelgti iš skirtingų perspektyvų į temą ateities interjeras, kaip gyvensime rytoj ir po 100 metų. Kviečiu klausytis. Pirmiausia, tai man labai atėjo tokia smagi mintis, kaip aš išgirdau įmonės, kurioje esame pavadinimą – Jung. Man tai sukuria asociacija su Jungu. Tai yra psichoanalizės pradininku. Ir kai mes kalbam apie ateitį, dar apie 100 metų į priekį, turbūt labai sunku iš mūsų patirčių atminčių sugalvoti, kas naujo rasis. Bet kuriuo atveju mes šiandien galime pasižiūrėti pirmiausiai tai, apie ką visuomenė daugiausiai kalba. Visuomenė labiausiai dabar bijo arba daugiausiai išraiškų yra, tai emocinio nuovargio, psichologinio perdegimo, tai, kad technologijų daugėja, o žmogaus psichologinė gyvenimo kokybė blogėja. Ko visuomenė šiandien nori? Mes gyvenam dirbtino intelekto eroje. Dar prieš 5 metus mes net sunkiai įsivaizdavom, kaip čia viskas gali būti. Dabar mes ieškome žmogaus vietos šiame kontekste. Tai visuomenė nori kūrybos, kūrybingumo. Ir atsispirdama į tai, aš norėčiau pakviesti mus kartu padiskutuoti, tai kas gali atliepti psichologinė kokybė interjerui. Psichologinė kokybė aš suprantu apie tai, kaip aplinka veikia mūsų psichiką. Tai yra mūsų pasirinkimus, vidinės būsenas, elgsenas. Taip? Ir kaip mes galvojam apie tai, kad mes esam pervargę, tai klausimas kyla, tai koks tas namų interjeras turėtų būti, kad žmogus grįžęs namo sustiprėtų. O jeigu mes galvojam apie kūrybą, tai tada mes užduodam klausimą, tai kokios tos biuro erdvės turėtų būti, kad žmogus atsivertų kūrybai. Ir dar, galvodama apie ateitį, aš dažnai žiūriu apie tyrimus, kurie nauji randasi. Tai man yra labai smagu, kad mūsų tautietė, ISM mokslininkė Asta Lisauskienė, kartu komandoje su užsieniečiais kelių čia mėnesių atgal
bėgyje pristatė tyrimą. Ir jie buvo iškėlę hipotezę, ar gamtos grožis teigiamai veikia žmogų. Ir iš principo tyrimas atsakė, kad gamtos grožis ir estetiniai gražus vaizdai skatina darbuotojų motyvaciją ir didina proto gebėjimus. Ten buvo tyrime imti gražus kalnų vaizdai, mažiau gražus ir negražus. Ir pagal tai nustatė ir lygiai taip pat, kaip žmogus jaučiasi gamtoje. Tai iš to kyla pamąstymas, kad greičiausiai vienas iš tokių perspektyvinių tendencijų, galbūt ir šiuo metu vyksta, čia profesionalai apie tai pasakys, bus tai, kad mes daugiau į savo erdves įsileisim grožio ir natūralumo, gamtos formų. Antrą tyrimą, kuriuo noriu pacituoti ir prisiminti, tai yra mano kolegės neuromokslininkės iš Vokietijos, Nikolės Van Hoop. Jis yra padariusi tyrimą ir išvada yra apie kada kūryba reiškiasi ir kada kūryba nesireiškia. Žmonės, kurie yra kūrybingi, jie yra labai atviri aplinkai. Ir kai aplinkui yra labai daug negatyvių vaizdinių, mūsų smegenys tiesiog įjungia taupimo režimą arba saugo mūsų psichiką, arba mūsų siaurėja aplinkos matymas. Nes reikia apsaugoti nuo neigiamų vaizdinių. Tai jeigu mes saugom nuo neigiamų vaizdinių, tai mes tada saugom tuo pačiu ir nuo naujų galimybių. Ir išvada yra tame, ko aplinkoje yra daugiau neigiamų dalykų, to žmogus mažiau yra kūrybingas. Tai mano tokie pamąstymai yra susijęti su tyrimais, tendencijos ir su ateitimi. Tai ačiū labai, Rasa, už labai tokį įdomų ir gilų tą psichologinį poveikį žmogui. Ir kadangi šiandien tema yra 100 metų, koks bus interjeras už 100 metų, tik tai va čia su kolegė Marija ir su Gustė šnekėjom prieš tai, kad interjeras tai net nėra tas žodis. Mes kalbam apie erdvę ir kaip erdvė mus kiekvieną veikia. Ir ta erdvė gali būti bet kokia, tai gali būti, nežinau, kažkokia tokia bendra erdvė, kaip mes šiandien esam, gali būti erdvė, nežinau, svetainė, gali būti aikštė, gali būti biuro patalpos, ne koks nors ofiso holas, mokyklos holas, pats užsiminė, ne, ir kaip mums jisai veikia. Ir čia interjeras tai yra, sakyčiau, sumenkinimas, nes interjeras tai tarsi mus nurodo, kad mes turim galvoti kažką interjeriško apie spalvą, medžiagą, bet tai yra pradžiai apskritai erdvė, kaip jinai suprogramuota. Kokiom vertybėm suprogramuota yra erdvė. Ar ta erdvė mus skatina susijungti, ar atsiskirti. Pavyzdžiui, prisiminkime labai gerai sovietinės erdvės tą rodo, ne? Kaip mūsų mokykla atėjus pasitinka, atstumia ar įtraukia. Ir su erdve mes tai galim sukoduoti ir suprogramuoti, kad mes norėtumėm susijungti ir kad mes atsitiktinai ar neatsitiktinai būtumėm susijungę. Čia tokį pavyzdį apie ofisą papasakosiu, apie Steve Jobsą. Man jis pačiai labai buvo kažkada labai įdomus ir tikrai tai perskaičiau ne architektūros vadovėlyje, o tiesiog kažkur tais Business Insider ar kažkas panašaus. Papasakosiu biškį ilgai, bet čia tiesiog tą kodą padės tas pavyzdys atskleisti. Žodžiu, Steve Jobsas, Mindaugas turbūt ne kartą girdėjo šitą istoriją, Steve Jobsas nusipirko Pixaro įmonę. Pixaras nusipirko ir pradėjo kurti, ne? Tai yra skaitmeninė animacijos kompanija. Ir jo buvo tokia, čia buvo 70-ieji kažkas tokio. Ir jo buvo idėja architektūriškai irgi padaryti tokią labai bendradarbiavimo ofisą. Kad ta visa platforma ir kompanija būtų labai bendradarbiaujanti. Kas tuo metu nebuvo taip jau įprasta. Tai vadinasi ir inžinieriai, ir dizaineriai, ir tenais nemažiau maketuotojai, kūrėjai, režisieriai, tenais programuotojai, visi, kad kolaboruotų, kas buvo totaliai. Šiandien mes apie tai šnekam, bet tuo metu tai visiškai buvo neįprasta. Ir jis architektams kaip užduotį, žinai, sako, suprojektuokit didelę erdvę, kur atvyktų tas visas idėjų generavimas, toks kolaboravimas. Architektai suprojektavo.
Suprojektavo didelę, gražią, labai spūdingą erdvę, dizainerišką ir taip toliau. Problema, nieks tenais nebūna. Nieko nėra. Ta prasme, tuščia, graži, didelė erdvė. Nu gerai, sako, neveikia, kažkas čia neveikia, ne taip suprogramavomės ją. Sako taip, iš visų korpusų panaikinam tualetus, jų sumažinam dvigubai, kiek reikia ir padedam toj erdvėj. Tada prie to tualeto, kadangi visą laiką jų bus mažiau, kadangi ten visą laiką bus eilė, padedam virtuvėlę su baru, kavai. Ir prie kavos padedam sofutę. Kas įvyko? Visi, nori, nenori, pradėjo eiti tos tualetus, nes jų trūko. Kadangi trūko visą laiką eilė, visi pradėjo piktintis, tai vadinasi išnekėti tarpusavį, šalia yra kava, tai vadinasi dar eini išgerti kavos, o sofutė atsisėdi, o staliukas padirbi. Žodžiu, magnetas. Tai ką architektai daro, ką turėtų daryti ir ką mes šiaip visi turėtum daryti, tai vat ir galvot, kaip, nu čia toks drastiškas pavyzdys, bet jisai labai gerai parodo, kaip vat susiūti ir suprogramuoti erdvę, tą suburiančią erdvę ir suprogramuotus ryšius, kurie susijungtų. Tai vat šit labai šneku ir visą laiką galvoju, vat ir kai kūrėm biurus su kompanijom kitom, arba namus, kas jungia, kas skiria. Kaip sovietmetį virtuvėlė buvo tokia maža, kad šiaip tai reikėdavo gaminti po vieną, o ne šeimoje. Arba, pavyzdžiui, kokioje Amerikos virtuvėje, jinai tokia didelė yra ir su tokiu baru, kad jinai yra, skatina, tiesiog ateiti, bendrauti, ten tos makaronus, iš visų filmų, virt kartu, ten šnekėti apie padažą ir taip toliau. Tai vat visų pirma, bet koks interjeras yra ilgalaikis ir ilgamžis ir tas kaip future proof, tai vadinasi į ateitį tas future proof, jeigu jis yra sujungiantis. Aš tuo tikiu ir man atrodo, kad tik tie dalykai išlieka. Tai čia vat pradžiai apie tą kodą pratęsiant gražią Rasos mintį. Gal, Gusti. Aš gal priešingą variantą, kas bus už 100 metų ir kas buvo prieš 100 metų. Tai prieš 100 metų beveik buvo skurtamis Vanderojos paviljonas ir tos, kaip sakot, kas gydo žmogų, tas didelis langas, natūralios medžiagos ir minimalizmas, galvojant apie gydomą ir erdvę kaip pabėgimo kambarys. Tai nebūtinai, kur apie individualų žmogų, nebūtinai, kuris subūrė, bet norėjau pasakyti, kad galbūt per tą 100 metų ir nieks nepasikeis. Ir jau turim 100 metų tokį pavyzdį, kur nieko geriau galbūt ir nesukūrėm, kur tiesiog yra dideli gamtos vaizdai, kas gydo, dideli akmenys iš gamtos iškasti, kas gydo ir mano nuomonė galbūt nieko ir daugiau nereikia. Irgi įdomi nuomonė ir galbūt net galima irgi susidaryti tam tikrą scenarijų ir matyti tam tikrą tendenciškumą, kas kinta. Ir man visada įdomu, kas nekinta, kas yra iš tikrųjų gera, gerai patikrinta ir veikia interjere. Tai kartais netgi dažnai, būdamas užsienio parodose, klausiu, ne naujienų aš noriu, ne kas naujo, o kas nesikeičia, kas iš tiesų yra ilgamžio ir čia yra įdomu. Čia yra tas raktas turbūt į sėkmę. Aš tikiu, kad tie raktai buvo atrasti ir anksčiau, bet mes juos atrandame visą laiką iš naujo. Marija, gal tu turėtum šitoj mintį papildyti mano? Aš tai visą laiką sakau, kad labai paprasta padaryti tokį testą, pasižiūrėti, kas buvo madinga prieš 10 metų. Ir jeigu tai vis dar yra, net sunku gal pasakyti, kad madinga, bet jeigu tai vis dar yra gražu, tai greičiausiai, kad ir po 10 metų dar bus gražu. Ir šiaip, man atrodo, tos tendencijos visos ir yra apie tai, kad labiausiai išlieka tie dalykai, kurie, natūralios medžiagos ar net medis, ten akmuo ir panašiai, tai žinoma, nes tiesiog juos galima atnaujinti. Tai čia yra pati svarbiausia vieta, mes kai turim kažkokį, seną, gražų istorinį parketą, mes jo neišimam, mes jį atnaujinam. Tai kas, man atrodo, dabar yra labai svarbu ir kas galbūt ateities tendencijose, kalbant apie tvarumą, yra labai svarbu, tai turbūt atsigręžti į tai, kaip mes galim pernaudoti tas medžiagas, kaip mes galim pernaudoti dalykus, ar ne? Tai va šita vieta, o šiaip dar man noris tiesiog šiek tiek pratęsti Gilmos mintį,
apie tą erdviškumą, ar ne, ir tą visą, kas būtent kaip ta psichologija biurose, namuose, tai iš tikrųjų viską architektas yra tas žmogus, kuris tikrai labai gali daug apie erdvę papasakoti ir norėti, kaip ten vyktų ar ne dalykai. Ir Gilma, kaip sakė apie tas sovietinės virtuvėlės, tai dėl to jos ir buvo mažos, kad žmonės ten negamintų, o dirbtų ir valgytų valgyklose. Šiaip. Tai ir dėl to vonios kambariai buvo maži, ir dėl to svetainės buvo mažos ir taip toliau. Dėl to iš viso virtuvė atskirta nuo svetainės, tam, kad nebūtų to bendravimo, kad žmonės tiesiog telktųsi į kitas vietas. Dėl to nebuvo terasų prie daugiabučių, tam, kad kaimynai nesusitiktų. Nes nelabai gerai, kai susitinka ir propaganda ten gali ar ne veikti. Tai man atrodo, kad visur yra psichologija ir mes labai sunku yra nuspėti ateitį, kas bus po 100 metų, bet mes visą laiką istorija yra ta mokykla, kam jinai reikalinga, tam, kad mes žiūrėtume, kas buvo ir nekartotume tų pačių klaidų. Tai ypač visuomeninėje architektūroje, ar ne, tai mes taip ilgai, tokiam ilgam laikotarpiu statom tos namus, tas erdves ir man atrodo, tai yra labai labai atsakinga dalis iš tikrųjų apgalvoti, kad ta erdvė ilgai veiktų, kad jinai, nežinau, tą bendruomeniškumą skatintų, kad žmonės, jeigu žmogus jis gerai dirba tada, kai jis gerai ilsisi, jis gerai dirba tada, kai jis gerai jaučiasi to erdvėje. Tai ta visa psichologija yra apie tai, ką mes darydami gerai jaučiamės, ar ne, ir ką mes matydami gerai jaučiamės, ar mes turėdami erdvę, pavyzdžiui, be langų gerai jaučiamės, o gal vis dėlto norėtųs kažkaip turėti plyšelį ir matyti, kas ten vyksta. Tai, man atrodo, visokios tokios mažos detalės ir iš tikrųjų sukuria tą erdvę, kurioje norisi būti ir kurios nesinori perdaryti. Nes geri dalykai, jie ilgai yra geri dalykai. Nes turim ir Vilniui, ir visur tikrai tų Open House festivalis buvo ir pilna to erdvių, kur nekyla ranka ten keisti, nes jos veikia, jos yra geros ir tai parodo laikas iš tikrųjų. Gerai, natūraliai turbūt teks tarti žodį ir man, nors šita aplinka man nėra labai natūrali, bet labai ačiū organizatoriam už kvietimą ir galimybę. Labai yra miela matyti pažįstamus žmonės ir naujus žmonės prie stalo, kalbant apie temą, turbūt, kuri jiem yra artimesnė, bet aš atstovauju bendruomenę, kuri taip pat kuria nekilnojamo turto plėtotojai, kurie kuria miestus, kuria erdves, kuria aplinką bendravimui. Ir kaip čia truputį pradėjom tą temą, jau truputį sakant, scratch the surface apie tai, kur mes norim gyventi, kur mes norim dirbti, tai pastarėjai turbūt 4-5 metai labai parodė, kad tikrai nėra nieko amžino. Mes lyg ir buvom pripratę prie tam tikrų biurų standartų, prie tam tikrų darbo erdvių, gyvenimo erdvių ir žiūrėkit, atėjo 20 metų vasaris, kovas ir kaip viskas pasikeitė, ir kokią naują realybę mes turėjom užpuolus COVID-ui, kaip transformavom biurus, iš karto užsidarėm ir kaip transformavom namus, iš karto norėjom didesnių. Ir kokie iššūkiai buvo, ir žinau, kaip mūsų plėtotojai, visam pasaulyje, kaip teko transformuoti ir išmokti tą naują realybę ir semtis patirties iš užsienio, bandyti, testuoti, pataikyti, o dabar mes tą COVID-ą kaip ir esame pamiršę. Ir vėl mes po truputį atsidarom, po truputį norim vėl bendravimo. Į Lietuvą ateina, jeigu kalbam apie Lietuvą, ateina nauji, tarkim, darbo žmonių įtraukties standartai. Tiek kalbant apie biurus, tiek apie darbo erdves. Tarkim, ar žinot, kad Vilniui bus verslo centras, aš nepasakysiu pavadinimo specialiai, bet kuriame bus 400 metrų bėgimo takelis 7 ar 9 aukšte pastato, kur bus galima lauke išeiti ir pabėgioti per pietų pertrauką. Ir tai yra naujas standartas ir naujas iššūkis, bet ir nauja galimybė parodyti, kaip ta darbo erdvė, kaip ta erdvė, kur žmogus praleidžia 8 valandas, gerai, ne 5 dienas savaitėje, dabar mažiau, gal 3, bet kaip ta erdvė tenkina jo poreikius. Poreikius būti lauke, gamtoje, bendrauti, susitikti ir kad biuras yra nepamiršta tema ir kad tai yra nepralaimėjimas, kaip buvo mus bandoma įtikinti COVID pradžioje, kad nieks į biurus nesirinks, o miestas bus tuščias ir visi gyvensim pakraščiuose. Tai tam tikri mitai buvo paneigti. Apie darbo erdves gamybiniuose pastatuose, apie pramonės objektus, gal kur mažiau mes lankomės ir galbūt kur mažiau jūsų paslaugų dažniausiai reikia, bet kaip jie transformuojasi, koks yra moderni gamykla, jeigu taip galima pasakyti, net nekyla ranka pasakyti gamykla, nes
ten tikrai, jeigu nuvyktumėte moderniausios, kurios šiuo metu Lietuvoje statomos, tai ten, aišku, žmonių mažai, daug robotų ir ta aplinka yra visiškai pasikeitusi, bet tiem žmonėm, kurie ten dirba, ta kokybė gyvenimo kuriama gerokai aukštesnė, negu tai buvo įprasta mūsų tėvų turbūt darbo laiku. Ir vystytojai investuoja. Vystytojai investuoja į tai ir savininkai investuoja, tai suprasdami, kokią tai vertę kuria, kad tie žmonės ten pasiliktų ir dirbtų. Yra Lietuvoje projektas, kur tiesiog plėtotojas sako, gerai, aš investuosiu 1 000 000 eurų į tam tikrą gražų apželdinimo sprendimą, kuris važiuojant autostrada Vilnius Klaipėda, prie pat Klaipėdos matosi, nors galėjo jo visiškai nedaryti. Bet tai yra dovana darbuotojams, pripažinimas darbuotojams, kurie ten dirba ir taip pat parodimas tam tikrų kompanijos vertybių, žalumo, tvarumo, įtraukties ir panašiai. Tai tokios tendencijos iš tiesų yra realybė. Verslas nebijo investuoti vis daugiau į tai, nes dabar kas kuria interjerą ir darbo aplinką? Gerbiami architektai, kuriate ir jūs, bet ne tik jūs, kuria ir darbuotojai. Ne? Kiek yra įtraukties, kalbant su kompanijų darbuotojais, į kokį biurą jūs norit keltis, kuriame miesto rajone norit gyventi, kas jums svarbu aplinkoje, kas svarbu, kad būtų šalia. Ar tai yra įprastos zonos, ar tai yra kažkokios tai naujos. Tai tas girdėjimas darbuotojų yra turbūt ta naujiena, su kuo tenka susigyventi ir ką tenka vertinti ir į tą tenka investuoti. Tai tokia yra realybė ir matyt, konkuruoja verslas ieškodamas tokių sprendimų ir turbūt tie, kurie pataiko, tie laimi. Kas bus už 100 metų, nerealu pasakyti, nežinau, jūs pasakykit, Gustė sakė, žiūrim, kas buvo prieš 100 metų ir tam tikri vertybiniai dalykai, taip turbūt jie liks, bet kai matai tą 4-5 metų distanciją ir kiek viskas sukasi ratu ir keičiasi, tai kas bus po 10 metų yra sunku pasakyti, kur mes dirbsim, kas dirbs už mus, ne? Nes dabar dirba žmogus, kūryba, jūsų turbūt profesija yra viena iš tų, kuri iš dalies bus labai atspari, bet kita vertus tam tikra dalis to darbo bus labai poveikiu dirbtinio intelekto, kuris keis, kuris galės tam tikrus rutininius darbus padaryti ir pakeisti ir net pažinsi, tai padarė žmogus ar robotas, kaip jau dabar yra. Tai tų galimybių tikrai daugėja ir manau, kad čia ir po metų susitikus jau pamatytume irgi ir tas mūsų pokalbis galbūt dar kitą kryptimį kryptų, nes tai atsirastų naujas įrankis, nauja priemonė, kuri padeda arba kuri kelia iššūkį. Tai labai įdomu apie tai kalbėti ir stebėti, ir analizuoti ir bus įdomu dar pratęsti. Mindaugai, tu labai organiškai perėjai nuo psichologijos iki darbo erdvių ir net dirbtinio intelekto. O kalbant apie tą simbolišką 100 metų terminą, mes prieš vos kelis metus turėjom pandemijos laikotarpį, kuris atrodo pakeitė žmonių gyvenimą amžiams. Viskas atrodo pasikeitė ir mes išmokom pamokas ir prisitaikėme. Žmogus išmoko prisitaikyti verslas, išmoko verslas ir erdvės adaptuoti naujiems darbuotojams. Aš norėčiau paklausyti jūsų, kreipėsi architektus, jūs visus norėčiau ir tave rasti lygiai taip pat. Nes aš norėčiau pakalbėti apie verslo erdvės pokyčius ir pridėtinės vertės verslo erdvėse, kaip kito šitos erdvės. Mes. Aš iš tikrųjų noriu Mindaugą pratęsti. Kaip mums užduoda klausimą, kaip tu įsivaizduoji už 100 metų, dažniausia, bent jau man, nežinau, kaip jums iškyla vaizdiniai, kurie yra suformuoti per paskutinius 30 metų, per filmus, per futurologų, tai vienu žodžiu ten viskas mechaniška, viskas ten viduje, ten dronai skraido. Jūs turbūt galite įsivaizduoti, apie ką aš šneku, nes kaip užduodė tą klausimą 100 metų, tik šis tas vaizdinys ir atsiranda galvoje. Ir pandemija, jinai parodė labai įdomų dalyką. Nes jeigu nebūtų įvykus pandemija, mes būtume į skaitmetizaciją įėję labai iš lėto, kaip sako tos varlės, ten vanduo šyla, jau 78 laipsnių temperatūra, jau to išvirs, bet mes visi iš lėto einam ir nelabai suvokiam pasekmių. Tai mano manimu, pandemija šalia visų žalingų dalykų parodė vieną labai gerą dalyką. Ką reiškia gyventi skaitmenoj ir be gyvo kontakto. Ir dabar irgi randasi labai daug tyrimų, kad, pavyzdžiui, online švietimo, gyvo švietimo, gyvo mokymosi, joks online švietimas
nepakeis. Pacituosiu Austėją Landsbergienę, kuri sakė, kad jos mokykloje labai aišku buvo, kad 9-okai grįžo po pandemijos į mokyklą emocinės brandos kaip 7-okai, ten 5-okai grįžo į mokyklą emocinės brandos kaip 3-okai. Tiesiog pandemija parodė, kad mums reikia gyvo kontakto, gyvų žmonių. Ir pandemija parodė, kad tas vaizdinys, kuris buvo mums formuojamas per paskutinius 30 metų per mediją filmus, jis tiesiog neveikia. Ir toliau klausydama jūs visus, aš galvojau, kas riša mūsų pokalbę, apie ką mes kalbam. Ir mes kalbam apie kokybę. Tiesiog 100 metų nesikeičia tie dalykai, kurie yra kokybiški. Ir jeigu mes dabar šnekam apie psichologinę kokybę, tai ir interjere mes kalbam apie kokybę. Man buvo labai nepaprasta įdomu suvokti kokybę per kvapų kontekstą. Aš šiuo metu mokausi botaninės parfumerijos ir mes ten bandom įvairius kvapus. Ir man pačiai yra nuostabu, kai pavyzdžiui, dedi 8 ingredientus ir dedi lašiuką tam tikro ingrediento, natūralaus, jisai tą kvapą atskleidžia, sustiprina ir visi, oi, kaip kvepia. O jeigu įdedi 1,5 lašiuko, tas kvapas staiga pradeda arba smirdėti, arba užgožia vienas ingredientas visą kvapą. Tai aš tame kontekste labai suvokiau, ką reiškia žodis kokybė. Kokybė tai yra visuma ir kaip gražiai Gilma pradėjo pokalbį nuo tų vertybių principų, kokį mes dedam į erdvę, ko mes norim iš jos. Ir jeigu mes bent vieną medžiagą, nežinau kaip čia pavadinti, žaliavą, apkeisim, sukeisim, sufalšyvysim, nelietuviškai turbūt šnekat, net nežinau kaip čia reikėtų lietuviškai pasakyti, tiesiog per pojūčius nebesijaus kokybė. Ir matyti, mums ateina laikas kalbėti, kas yra kokybė. Man pačiai labai didžiulį įspūdį šį kartą padarė Florencijoje, buvau prieš porą savaičių ir kai prie Dovydo statulos, Mikelandželo Dovydo statulos ateina žmonės, minė žmonių, rimtis, nėra triukšmo, jeigu fotografuoja labai atsargiai, visų veidai susikaupia, linkia apmastyti save, ką jie mato ir tu jauti tokią stiprią aurą, nežiūrint to, kad yra labai daug žmonių. O už 50 metrų yra maždaug salėje, kurioje yra labai daug skulptūrų, ten, nežinau, 17-18 amžiaus, yra tokių biustų atlietų, kaip mes ten matom, ten prie turgų ir taip toliau, ir daug visko. Žmonių yra nedaug, bet jeigu žmonės ateina, ten juokiasi, triukšmas kažkoks tai yra, ir tu tada savęs klausi, va kas yra kokybė. Tai yra, ir mes kaip kalbam apie psichologinę būseną, mes kalbam ne apie abstrakčius dalykus, bet nuo to vienas dalykas, kaip tu jautiesi, ir antras dalykas, ką tu nori daryti. Ar tu galvoji apie savo geresnę gyvenimo kokybę, ar tu galvoji, būdamas tam interjere arba prie Dovydo, apie tą kokybę, kurią tu gali kurti kitiems, ar tu patenki į tokią aplinką, kur tau nieko nebesinori daryti, galvoji, gal čia išvažiuoti iš tos Lietuvos, gal tą nekilnojamą turtą kažkur tai pirkti, tegu čia nais, kurie kvaili yra, čia stengiasi daro. Bet irgi yra klausimas, ant kiek aplinka ir to pačiu erdvės. Aš tikrai sutinku su Gilma, kad mes visuomet kalbam apie tą erdvę, kiek įtakoja mūsų mintis. Tai mano manimu, kad mes dabar atėjome tą laiką, kaip kiekvieną savo užduosim klausimą, kiek mūsų gyvenime yra kokybės, kiek mes renkamės kokybę ir kas mūsų kiekvieno gyvenime yra tas Dovydas, į kurį mes norim žiūrėti, prie kurio būti, prie kurio įsikvėpti ir prie kurio būnant galvoti tiek apie savo gyvenimo psichologinę kokybę ir tiek apie tą kokybę, kurią aš kuriu kitiems. Ir tada aš perinu prie verslo erdvių. Tai dabar, mano manimu, tikrai labai vyksta tie virsmai, kaip verslas pradeda galvoti apie emocinę gerovę savo žmonių. Ne per seniausia buvau Madride pasaulinės moterų lyderystės konferencijų, kur buvo apie 1000 žmonių ir pasaulio
didžiulios kompanijos kalbėjo apie tai, ką jo daro, tai žmonių emocinė gerovė organizacijose skambėjo kas antram pranešime. Tai mes tiesiog netyčia, net ir taupydami tuos pinigus, slenkamės link to, kad ką aš bedarau, aš jau šiandien darau kokybiškai. Ir iš principo, man atrodo, net ir mūsų gyvenimo būdas keičiasi. Anksčiau mes stengdavomės ten, nežinau, apipančioti klientą, prigauti, įtikinti. Dabar, mano manimu, ypatingai pandemijos ir karo kontekste, toks formuojasi būdas. Jeigu taip, 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 jeigu ne, tai ne. Tiesiog mes patys pradėjom taupyti savo gyvenimą, savo energiją ir savo laiko ir verslo erdvėse. Dabar bus tas judėjimas, kad galvos, tai kokia ta erdvė žmonės padaro tos, kurie tiesiog yra patenkinti, ką jie daro ir siūlo gerus sprendimus. Ačiū, Rasa, labai. Aš norėčiau gal pratęsti tą temą apie tas erdvės, kuriuose mes iš tiesų praleidžiame labai daug laiko, tai yra darbo erdvė. Ir mes turime pastebėti perdegimo faktorių, didelę streso levelius. Kaip keičiasi šitas erdvės, kas tampa svarbu, efektyvumas, produktyvumas, tai yra bazė. Atrodo, visi verslai siekia tokio tikslo, bet ar neatrodo, kad mes perdeginam tuos žmonės, jie neranda vietos, kur pailsėti, jie grįžta pavargę namuose. Aš tikiu, kad yra naujos tendencijos ir aš žinau, kad jūs turite gerų praktikų. Gilma. Jeigu galima, tai aš referuosiu ir į Mindaugą, į Mariją, ir į Gustę, ir į Rasą. Nes labai daug gerų minčių čia išsigirdo ir mes čia susijungę nesam. Tai aš dar vis tik tai grįžtu į vertybės po visų labai gražių jūsų minčių. Ir dar pratęsiu Rasos mintį apie kokybę. Ir aš pati gyvenu 130 metų senumo pastate. Ir aš manau, kad jisai absoliučiai bus toks pats, tikiuosi, ir už 100 metų. Ir aš visą laiką neatsistebiu, kas į jį taip sudėta, kad jame taip yra gera gyventi. Nes ir kvartalas, tai yra Montvilo kvartalas Rasų kolonijai, nežinau, ar žinot, Vilniuje, bet tai yra tie tokie vakarų Europos sukurti vertybiniai dalykai, kad yra priekinis sodelis, yra galinis sodelis, yra tas miesto namas. Ir tie visi sluoksniai, kurie praėjo, štai net atidengus tokias atodangas esu padarius tokius sluoksnynus. Tai tu ir matai ir ten tą volilinę tapybą prieš 130 metų, kas buvo standartas, tada buvo tarpukaris kažkoks ten sluoksnis uždažytas, kita volilinė tapyba ant viršaus, tada ant viršaus sovietinė, aliejinė tapyba, tas žalias, tada tapetai ir taip toliau. Ir va tos atodangos visos, jos dabar atrodo kaip paveikslas, bet jos neatrodytų kaip paveikslas, jeigu būtų tik vienas sluoksnis parinktas ir mūsų kažkodėl nuspręstas, kad šitas yra vertingiausias. Nes man atrodo mūsų privilegija dabarties, iš šiandienos taško žiūrint, ir tuo labiau dar 100 metų į ateitį taško žiūrint perspektyvos, yra galimybė reflektuoti. Mes jau turim ką vertinti, turim ką atskirti, bet kaip tu, Marija, sakai, 10 metų išlaukti, 100 metų išlaukti, 200 metų išlaukti. Mes jau visą tai turim. Ir šiaip, tai čia mūsų atsakomybė dabar visą tai išlaikyti ir nenuspręsti, nes ne mes čia teisėjai sprendžiam, kas geriausia, bet tai natūraliai labai tikrai pasirodo tas visas istorinis santykis. Ir aš irgi taip pašokinėsiu per temas, bet daug projektų visokių turim ir užsakovų ir taip toliau. Ir visą laiką šnekam apie tą sluoksniškumą, apie testinumą. Aš visą laiką sakau, kad jeigu tvarumą mes būtumėm užvadinę testinumo, mums būtų žymiai paprasčiau ir susiorientuoti labiau, apie ką tai yra ta sustainability. Nes tai yra sustain, tai yra tęsti, pratęsti, išlaikyti kas geriausia. Ir tai kalbama ne tik tą, ką mes patys sukūrėm kaip žmonės, bet ką sukūrė gamta, tai lygiai tas pats. Tai pavyzdžiui, tos tikros medžiagos kokybė, aš netgi sakyčiau, kad tai yra tikrumas. Ir žmogus kuo toliau, irgi tuo labiau bus pats iš savęs tikras, norės tikro žmogaus, tikro santykio, tikro žmogaus, tikro jo charakterio, tikro jo mąstymo. Tai lygiai taip pat ir su medžiagom. Ir čia daug dabar apgavysčių momentų yra, kokybiška mediena.
labai daug geras plastikas yra, atrodys kaip medis, bet labai kokybiška. Ir mes pasimetam, nes viso, ko mes šitame šnekėjome, mes labai daug turim triukšmo. Ir kad ir kaip mes turim tą privilegiją vertinti, reflektuoti, bet mes taip pat turime ir labai didelį, kaip, ne tai, kad problemą, bet, iš tikrųjų turim tą tokį filtrą, žiauriai turim savyje ugdyti, kad išsisijoti iš to triukšmo, ne, ir išgirsti, kai tau reikia kokybė. Kas ta kokybė iš tikrųjų yra? Ir žinai, prisimenu visą laiką, toks žiauriai fainas man pavyzdys yra apie medinės grindis. Čia turbūt, kas dirba, tai dar visą laiką turi tą diskusiją, kad medis yra tikrai geriau negu plastikinė grindų lenta. Ir nuostabus pavyzdys yra Švedijoje, kaip jie vertina, kad kokybiškiausia, nuspėkit, kas kokybiškiausia Švedijoje laikoma mediena, medinė grindis. Lentos ir dar geriau, kurios yra nuvaikščiotos ir taip įspaustos. Ir jeigu tai yra įspausti takeliai namuose, tai vadinasi, tavo prosenelė ten ėjo ir spaudė tą takelį, tavo senelis ėjo ir spaudė tą takelį, tavo mama ėjo ir spaudė tą takelį. Ir visa tai tu esi tąsa to. Ir tai yra tas tavo protėvių darbų tęstinumas, ne, tavo protėvių takelio mindžiajimas. Ir čia gal skamba ir poetiškai, ne, ir pernelyg kažkaip pasakiškai, bet čia yra tikrovė tokia. Ir ta tikrovė ir yra nuostabi. Ir man atrodo, modernizmo būstė paminėjo, man atrodo, jisai sensta. Grinai modernizmas, man atrodo, jisai sensta ir nebetlaiko tų takelio, to takelio krūvio. Ir ten tiek daug įdėta žmogiškumo, nes man atrodo, irgi apie vertybę šnekant, tai kas jungia, bet tai kas jungia, tai yra, kas tas humanity, ne? Kas yra tas žmogiškasis, kažkoks mūsų, nežinau, darbas arba ten kūrybinis, kažkoks santykis, kas mumyse uždega tą žmogiškumą, padėti viens kitam atsiskleisti, ne, ir taip toliau. Tai visus šitus dalykus mes galim sakyti, kad tyrimais, dabar jau tikrai ateina tyrimais įrodė, psichologai mums šitą sako, bet ir iš jausmo mes šitą galim atpažinti. Kas yra tas, gut, žarna, pilvas, nežinau, kad ir kaip jūs jį pavadintumėt, bet tas, kas iš tikrųjų numetus visą tą triukšmą, numetus mums brukamus sertifikatus ir ten taip toliau, kurie yra svarbus, būtini, bet ne tik jie yra svarbus. Svarbus yra tas vidinis pajautimas ir vidinė ta kokybė, tikrumas, santykio, kaip čia, glūdinimas, kad erdvė pasitiktų su meile, o ne su tiesiog formalumu ček. Tai man atrodo, čia apie tą ateitį, taip užbaigiant šitą pasisakymą, norėčiau grįžti tuos namus ir tuos 130 metų, ne, kurie jau yra ir jie absoliučiai nepasenę. Ir tada ir klausiu, kas tai yra? Tai yra šiaip paprasti kasdieniški dalykai, labai paprasti kasdieniški dalykai, bet kuriuose užkoduoti būtent tie tikri su meile santykiai. Tai Man taip rezonuoja tie žodžiai erdvė kviečianti su meile. Iš tiesų tokį pastebėjimą patyriau visai neseniai viešėdamas Pietų Korėjai, kur yra labai jaučiamas stiprus kolektyvinis mąstymas ir erdvės turi kažkokius labai skirtinius bruožus, nes turbūt yra didelė konkurencija, yra didelis taip pat stresas darbuose ir perdegimas, todėl kiekviena erdvė tokia kaip kavinaitė ar paprasta atrodytų kasdienė erdvė tampa oazė. Oazė, kuri kviečia su meile, su didžiuliu impulsu užeik pas mus ir praleisk tas 5 minutės, atsikvėp, atsipalaiduok ir išleisk kelis eurus. Tai va. Aš noriu, Gilma, pratęsti, mes organizuojam tokias tikrumo degustacijas. Ta prasme, žmonės ateina, jie gali kvapą, turi atpažinti natūralų eterinį aliejų, sintetinio. Darom maisto tikrumo degustacijos, pavyzdžiui, pienas pasterizuotas ar šviežias pienas, ar ten alyvuogių aliejus yra iš įspaudų padarytas ar aukščiausios rūšies. Ir kai žmonės
pabando tikrus dalykus ir atskirti nuo pakaitalo per savo kūną, nu tiesiog sako, žinai, vat, kaip pauostai sintetinį kvapą, jis va čia čiukšt ir užveria. Kai pauostai natūralų kvapą, jis tiesiog viską atveria. Ir man kilo mintis, kad greičiausiai žmonės vis daugiau patirdami tikresnės, aukštesnės kokybės medžiagas, jie tiesiog modernių dalykų tam tikrų nebesirinks. Ir taip natūraliai mes pradėsime rinktis tai, ko nori mūsų kūnas. Ačiū, Rasa, labai. Marija, tu norėjai sakyti. Mes, kai kalbam apie kokybę, tai visą laiką apie tas natūralias medžiagas, visą kitą, bet man kažkaip labai dabar atėjo tokia mintis, kad yra labai svarbu ir nepamiršti to sustainability, kai kalbam apie tai, ten natūralius, visą kitą, bet mes iš tikrųjų turim labai daug savo vietose, kur ir gyvenam, kur esam, ar ne, tiesiog ir tų pačių gerų medžiagų, tų pačių, nežinau, lempėvių arba kažkokių meistrų. Tai čia irgi yra labai svarbi tos vietos dalis, kad nunaudoti ir tai, kas yra šalia mūsų, ne tik tai tenai gal iš kažkur, nežinau, Japonijoje užauginto medžio medienos, nes jinai ten labai graži, bet mes turim Lietuvoje ypatingai daug tiesiog labai paprastų būdų prieinamos kokybės. Jau turbūt daug Europos šalių nebeturi tos prabangos ir mes dar galbūt net neatpažįstam to kaip prabangos dalyko, bet mes iš tikrųjų labai prabangiai gyvenam, nes mediena, tarkim, pas mus yra labai šiaip pigi medžiaga, ar ne? Aišku, ten turbūt baldininkai gali pasakyti, kad ten gal ir stabilumas ir panašiai, ne, visko yra iš tikrųjų, ne visais atvejais, bet man atrodo, va šita vieta yra labai svarbi. O šiaip tas užduotas Lino klausimas apie verslo tas erdves, ar ne? Man atrodo, kad dabar verslo sektoriui yra tokia tendencija, kad verslas jisai konkuruoja tarp darbuotojų. Nu, ta prasme, mes, jeigu kalbam, kad atlyginimas yra, galim labai gerą atlyginimą pasiūlyti, ar ne? Ir kai įmonės pradeda tarpusavį konkuruoti, jos konkuruoja nebe atlyginimo klausime. Jos konkuruoja, ką jos gali pasiūlyti savo darbuotojai. Tai kaip, ar ne, pavyzdžiui, vienas iš tų dalykų, tai trumpesnė darbo savaitė, pavyzdžiui, ar ne? Darbo aplinka, vat bėgimo takelis ant stogo, pavyzdžiui, ar ne? Ką aš gaunu po to, kai gaunu pinigus? Kodėl aš turiu čia dirbti? Ir man atrodo, va šita vieta ir yra tas raktas, ką verslas turės daryti po 100 metų, nes konkurencija prasidės kitose dalykuose. Taip, dirbtinis intelektas atliks labai daug darbų už mus ir mums nebereikės tiek darbų atlikinėti, mums reikės kažką kitą galbūt daryti, ar ne, mes dar iki galo turbūt nežinom ką, bet, dirbtinis intelektas tai yra įrankis mums toliau dirbti ir būti, bet man atrodo, kad tos darbo erdvės jos natūraliai turės būti tiesiog skirtos žmogui ir darbuotojui ir taip ta konkurencija ir veiks, kad aš tau siūlau geriau, patogiau, nežinau, žmogiškiau ir taip toliau, ar ne? Pavyzdžiui, Google'as jau labai seniai, 80 metais, šiaip nežinau, kas domėjotės, tai Google turi visą savo miestelį, kuriame yra viskas, kirpykla, vaikų darželis, mokykla, belekas, ko tik nori. Į Lietuvą mes tik dabar atsivežam šitus dalykus, bet aš tikrai tikiu, kad yra, Mindaugas gal mane papildys, bet turbūt jau yra projektų, kur yra ir vaikų darželiai suprojektuoti, darbo aplinko ir kirpyklos ir, nežinau, masažo salonai ir panašiai. Vadinasi, kad mes einam į tą darbo aplinką, kuris siūlo jau mums dar daugiau, kad mums nebereikėtų galvoti, kur čia dabar nuvažiuoti ten, ar ten vaiką pasimti iš darželio, viskas yra vienoj vietoj. Tai aš manau, kad šiaip žiūrint į tą ateitį, tai ir yra tai, ką mes turbūt link ko eisim, link labai didelio patogumo, laiko taupimo, nežinau, pavargimo arba pailsėjimo erdvių, ar ne, bendruomeninių erdvių darbe, kad žmonės bendrautų, būtų kartu. Tai aš manau, kad jo, tas fokusas bus tiesiog šiek tiek į kitus dalykus, ką kuria būtent ir architektūra. Architektūra ir kvadratus. Tai mūsų dažnai užduotis būna pasiekti tą X ir tai yra kvadratai. Tai aš manau, kad dabar esam, kaip persiverstas dalykas ir jau, nors ir tose gandų knygose tiek Kulas ir visi kiti rašo, kad ir koks tu esi didelis ir stiprus, vis tiek tau liepia pasiekti tą kvadratų skaičių. Tai aš manau, mano tai svajonė būtų
kad būtų ne kvadratų, o kokybė, kad būtų tie atriumai, kaip Kopenhagoje žiūrinamai pramatomi su viešom erdvėm ir kad būtų ta, bet aš manau, mes tik tai bręstam link to, tai čia turbūt. Jo, aš kadangi už kvadratus atsakingas, turbūt prie šio stalo tie, kurie reikalauja kvadrato, ne, tai jo, iš tiesų, bet kalbant apie kokybę reikia edukacijos. Kad žinoti, kur aš norėčiau dirbti ir kaip gali būti geriau negu yra dabar, aš turiu būti pamatęs, kaip gali būti kitaip, aš turiu būti pabendravęs, aš turiu būti apvažiavęs, dabar kalbam gerai ne apie namus, apie verslo erdvės, turiu būti susipažinęs su to, kaip gali kitaip. Ir Lietuvoje, aš sakyčiau, ta mūsų virsmas verslo centrų, nes konkurencija turbūt postumį didį ir smūgį konkuravimui verslo centrų, sakyčiau, taip jie prasidėjo iš karto po praeitos ekonominės krizės, prieš kokius 13-14 metų, atvedė pasaulinės kompanijos ir pasauliniai vardai, tokie kaip Barclays, Western Union ir kiti, kurie parodė, kad gali būti kitaip. Dėl darbuotojų mes konkuruosime kitaip, konkuruosime ir erdvėmis, ne vien atlyginimu ar kažko. Ir tenai pradėjo rastis tie darželiai, iš pradžių turbūt kavinės, siuvyklos, kirpyklos ir panašiai, tada darželiai, sporto klubai ir ta riba tarp darbo ir namų tikrai pradėjo labai nykti. Ir nežinau, čia šiaip filosofinė diskusija, ar tai yra gerai ar blogai. Viena vertus verslui yra gerai, kad ta riba trinasi ir žmonės nori dirbti ir nori būti kartu, nes ta kolaboracija tikrai yra efektyvesnė negu sėdėjimas prie Zoom ekranų tos 2 metus covidinius, tas tikrai pasiteisino. Kita vertus, ar tai yra geriausia žmogui. Ta prasme, čia tas toksai santykio radimas turbūt irgi yra svarbus, nes yra nuomonių vienokių ir kitokių pavyzdžių ir vienokių ir kitokių. Bet tai, jeigu žmogui tai tinka, jeigu tai yra jam artima, jam priimtina, jisai tai pabando, tai matyti yra teisinga. Nesenai kalbėjom apie, jūs sakėt, Pietų Korėją, mes ir su Raimondu nesenai keliavom truputį po tolimesnius taip pat kraštus ir Singapūrė teko apsilankyti nemažai ofisų, tokį profesinį turą pasidarėm, kaip tenais yra. Ir taip, tai yra miestas labai kompaktiškas, labai suspaustas, butai labai maži, žmonės labai mažai turi ką veikti butuose, kaip tik grįžti, turbūt permiegoti ir vėl eiti dažnai į darbą, kaip ir toje pačioje Japonijoje, sakykime. Tai erdvės aplinkui darbo vietas, jeigu dabar akcentuojamės į darbą, aplink verslą, verslo rajonas jos yra labai svarbios. Ir čia negali atskirti tada jau verslo ir aplinkos, kurią tu gauni nusileidęs arba pakilęs į viršų. Teko būti verslo centre, kuris ten kažkelintam 14 aukšte turi 5 aukštų viešąją erdvę. Aišku, Singapūras čia nelygintinas pavyzdys, ten yra, kaip sakant, vasara ir plus 30 visus metus, tik tiek, kad drėgna ir tvanku. Bet ta erdvė, tie žmonės yra subūriami, jie ten yra sulaikomi, jiems sukuriama puikiai erdvė būti vietoje. Mes taip pat turim tą iššūkį Lietuvoje, matyt, pagalvoti, kaip mes galim tos žmonės sulaikyti, suteikti jiem galimybę, nepriversti, bet sudaryti jiem galimybę būti. Daug yra diskusijų dabar, jeigu tokius trendus minim, tai dar vienas iš trendų, apie ką čia diskusijos vyksta nemažai, ir praeitą savaitę vykusiame tokiam inovacijų, festivalyje Logine, kalba apie 15 minučių miestą ir apie tą mažo atstumo 15 minučių pėsčiomis, ne automobiliu, reiktų pažymėti, dviračių gal, nežinau, pusės ir 5 minučių miestas galėtų būti, jeigu gali dviračių viską pasiekti. Tai šita koncepcija taip pat įsigali ir yra labai sveikintina ir miestų, tame tarp ir Vilniaus miestų, kurie užkoduoja ir sudaro sąlygas mums kaip verslui ir pasako sąlygas mums kaip verslui, kaip turi būti miestas statomas, planuojamas, į ką turi būti atsižvelgiama, kad tai yra ne automobiliui skirtas, o vaikščiojimui, bendravimui, susitikimui ir biure, ir susitikimui verslo rajone. Kad tas verslo rajonas turi būti nebe verslo rajonas, o turi būti gyvas rajonas, miksas turi būti. Tai yra gyvenimas biure, tam aukštybiniam pastate ar panašiai jis turi vykti ir ant žemės, ir vykti pirmame sluoksnyje. Ir tikrai puikius darbus ir tiek Gilma, tiek Kančo studija daro, kad sukviesti žmonės bendrauti toj gatvės linijoje. Čia nenoriu lysti į Gilmos temą, Gilma mums dėsto nemažai paskaitų tą temą mūsų bendruomeniai, bet tai yra svarbu ir tai ateina į galvas ir tai ateina į projektus. Tai aš norėčiau tuo pasidžiaugti, kad mes tas pamokas prisijimam ir
redukuojamas. Ir palinkėjimas, turbūt palinkėjimas yra ir mūsų bendruomeniai, ką mes nuolat skatinam, ir palinkėjimas jums tai keliauti, pamatyti, pajusti, išbandyti, pagyventi, nežinau, ir tokiu būdu edukuotis. Tai mes skatinam ir mūsų darbuotojus, ir mūsų kompanijas parodyti darbuotojams, kaip gali būti kitaip. Ir tada paskatinti juos pareikalauti arba pagalvoti, projektuojant sekantį jau jų biurą, sekančią jų darbo vietą, kaip galima padaryti įdomiau, išradingiau, nes ne visą laiką vadovas ar direktorius žino, jis irgi nėra jo specializacija, jis nėra urbanistas, architektas ar žmogaus ar gyvenimo kokybės ekspertas, dažnai jis yra užsiėmęs visai kitom veiklom. Tai ta įtrauktis ir edukacija, turbūt du svarbus dalykai, kuriant modernų, kokybiškai traukiantį ofisą, kuris, gal ne po 100 metų toksai bus, bet bent po 10 jis bus sustainable, išlikęs toksai. Jo, įtrauktis ir edukacija, aš labai manau, kad tavo žodis čia gali būti labai svarbus, prašau. Dar pradėsim Mindaugo, labai iš tikrųjų, kadangi su Mindaugu daug bendradarbiavom ir iš tikrųjų per 15 gerus metų vystytojų, sakyčiau, pasaulėžiūra, supratimas, spurtas, kurti geriau, šiaip žvėriškai pasikeitė ir labai tikrai auga. Ir jeigu taip lyginant, klientą prieš 10 metų ir šiandien, tai visiškai yra nebūtinai edukacinis tas procesas, bet iš tikrųjų labiau kaip tik diskusinis, vertybinis, labai inspiracinis, nes klientas arba kompanijos, vadovybė dažnai žino, šiaip tai labai daug ir labai atneša daug irgi, ko norėtų, ką kur matė, nes tai yra edukuoti žmonės. Tai šiaip tiesiog irgi referuojant į tai, kas kuria šiandieninės erdves, arba kas užsako jas ir taip toliau. O dar kalbant apie darbo arba kūrybos erdves, nes čia turbūt tas ir tas yra tas pats. Šiandien tikrai mes nebesegmentuojam savo darbo laiko, apskritai gyvenimo laiko, nebesegmentuojam. Yra vienas gyvenimas. Taškas. Yra gyvenimas. Ir tą visą gyvenimą, mes nesakom, kad dalį jo nori gyventi tokiais nefainai, o jau kitą tą fainai. Kas anksčiau biški būdavo, ne? Tai mes nebesegmentuojam, viską norim gyventi maksimaliai gerai, kaip tik tai jis išeina. Ir kompanijos šitą supranta. Ir kas yra su kompanijom? Aš irgi savo atradimą visai ne per seniausiai supratau, kad viskas yra apie bendruomenės ir santykius, ne? Tai mes kaip šeimoje jau gimstam. Tiesiog mes gimstam mažoje bendruomenėje, tai šeimoje, nes mes vis tiek turime mamą, tėtį, sesę, brolį, močiutės ir tai jau yra maža bendruomenė. Tada mes einam į darželį, 500 žmonių. Grupė 20, bet šiaip darželis 500. Jeigu toks tipinis, ne? Vėl bendruomenė. Mokykla 1500 žmonių. Aišku, gali būti mažesnis, bet šiaip mastelis tai tokia. Kompanijos vidurkis, 500 1500, tai maždaug tai taip gal ir aš taip į tave žiūriu, bet taip ir yra. Taip pat gali būti, aišku, ir mažesnių. Bet ką turiu omeny, kad tas bendruomenės toksai, mes esame bendruomeniniai žmonės ir ką visą laiką turim savyje ugdyti, tai kaip toj bendruomeniai būtų. Ir ką pasakojo Marija, kaip to bendruomeniai reikia, nes to bendruomenė yra įvairių žmonių. Yra intravertų, yra ekstravertų, yra vadovų, yra nevadovų, yra, kūrybinių žmonių, yra, techninių žmonių. Ir jie visi yra nuostabūs ir reikalingi. Ir kaip tą visą patirtį ir jiems poreikius visus sudėlioti. Tai ta erdvė, kaip šnekėjama, kad turi būti pasitikti su meilė ir rūpestingai pasitikti, tai čia yra numeris 1. Jis turi kiekvienam tam žmogui kažkaip sakyti, kad tu svarbus ir čia tu jausies gerai. Kaip dabar tai padaryti, tai čia jau ir yra mūsų visų ir ne tik mūsų visų, iš tikrųjų patirtis, stebėjimas labiausiai, mokymasis realiai iš realybės, kaip Mindaugas sakė, ne tik iš vadovėlių, kas aprašyta, nes dažnai jie net nebūtinai pasiteisina, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, tokie dalykai, kaip mes pasitinkam žmogų, nes mes visą laiką įeinam, išeinam. Kas tai įėjimo erdvė? Ir vėl nusimtos šablonus, nes jūsų mintise dabar, pavyzdžiui, atriumas arba holas, biuro holas, kaip jūsų mintise atrodo? Garantuoju, šaltas, 2 foteliukai, ant kurių nieks nesėdi, aidi, kažkoks augalas kampe, toks standartas, ne?
Ir mes, va, tu labai gerai, Mindaugai, reflektavai, nes kaip tu pamatai, kad tų holų gali būti visiškai kaip svetainių, su sofo, minkštų, kad tenais nėra aido, ten kaip tik kvepia cinamonu. Nu, žinai, aš net neidealizuoju, bet tiesiog, kad biškai išmušu, kad tas standartas ir įsivaizdavimas, nu, irgi yra mumise labai įdėktas į jį kažkaip visą laiką reikia taip nusikratyti biškelį. Ir vėl, kaip apglėbti, ne, kaip ta erdvė apglėbti visą tą milžinišką šį bendruomenę, į kurioje yra labai labai skirtingų žmonių. Ir kad tas kiekvienas žmogus jaustųsi išgirstas, nes tik tada yra sėkmė. Tai žinai, mes per tą 10 metų periodą, Du Architects, mano patirtis iš 20 metų yra beveik, labai daug visokių kompanijų turėjom. Tai iš tikrųjų, žinai, tokių paskutinių, Sebo bankas arba Vintedas, mūsų ilgametis klientas, ne? Kartu mes augam, kartu žiūrim, bet irgi, ką Mindaugas paminėjo, su visais pradedam nuo to, kaip mes kaip bendruomenė susiliejam su kitom bendruomenėm. Nu, ne? Nes čia irgi toks labai svarbus, kad mes negalim taip užsidaryti vakuume. Tai kaip mes, sakykime, kaip kažkoks ofisų pastatas susiliejam su miestu. Kaip mes jį pasitinkam, kaip tas žmogus ateina, nes tas ateimas irgi yra labai svarbus. Tai čia kalbama, ne, kad ir, sakau, Vintedo biuras, ne, tai mes projektuodami interjerą suprojektavom gatvę ir suprojektavom turgų. Nes manėm, kad reikia visus sujungti į vieną vietą ir tai yra galimybė, jeigu projektuoju jau čia nais, tai kodėlgi tada neduot duoklės ir miestui, neduot duoklės ir tada bendruomeniai, naujamiesčio bendruomeniai, ne, ir taip visus kažkokios skirtingais būdais sujungti. Ir kas gaunasi? Tas gaunasi tas toksai ryšys labai tamprus ir iš to gaunasi ir lojalumas kompanijai, ir tada tas motyvacija visai kitokia, nes vėlgi gal ir mes renkamės, kur dirbti pagal, žinai, ten tuos, yra baseinas, nėra baseino, yra pirtis, nėra pirties, bet iš tikrųjų koks jausmas ten būti, kokie žmonės ten dirba. Šiaip tai geriausia, nuspręsti, ne pagal žmogų, žiūrėti, kas jo šalia jo yra. Nes visą laiką ta bendruomenė tave labiausiai įtraukia, tu tik į tą bendruomenę, ar ne? Tai o tai kūrė visi tie nematomi dalykai, kuriuos mes čia bandom apgriebti. Tai tiek. Ačiū, Gila. Kadangi taip norėčiau, kad mes dar turėtum kelias valandas šią diskusijai, bet norėčiau paminėti dar vieną aspektą, kadangi kalbam apie ateities erdves, turim paminėti vieną faktorių, kuris yra neišvengiamas, tai dirbtinis intelektas. Mustafa Solimanas, naujasis Microsoft'o dirbtinio intelekto vadovas, yra pasakęs, dirbtinis intelektas nėra žmogaus intelekto pakaitalas, tai įrankis skirtas sustiprinti žmogaus kūrybiškumą ir išradingumą. Ar pritartumėte šiai minčiai? Ką manote apie tai? Norėčiau Jūsų paklausti. Čia tas klausimas jau tampa įprastas, man atrodo, dar prieš metus laiko skambėjo, oi, kaip čia bus ir taip toliau ir taip toliau. Metai praėjo, jau mes apsipratom, suprantam, kaip tie įrankiai veikia, kur galiu naudoti, kur padeda, kur nepadeda, kur nesąmonės daro. Tai aš toj vietoje noriu akcentą uždėti už tai, kad mes nekalbam apie tai, kad žmogus yra lygus mašinai. Tiesiog žmogus ilgalaikiai perspektyvoje yra orientuotas į vystymąsi, naujų dalykų radimąsi, mašina ilgalaikiai perspektyvoje yra orientuota į pasikartojimą ir į kiekybę. Ta prasme, žmogus į kokybę, į vystymąsi, naujų dalykų radinimąsi, o mašina į pasikartojimą, į kiekybę ir naujo nebuvimo. Tai mano manimu šiandien kiekvienas žmogus turėtų savo kelti klausimą ne apie tai čia, ar aš konkuruosiu su dirbtiniu intelektu ar ne, bet klausimą apie tai, kad plečiasi mūsų mąstymas, keičiasi kognityvinė paradigma. Ir reikėtų užduoti klausimą, kas naujo rasis, kaip dirbtinas intelektas paims mūsų racionalumą. Tai prasme, mūsų protas staiga atlaisvės. Ir konkurencija bus ne tarp mašinos ir žmogaus, o bus konkurencija tarp žmonių, kurie geba integruoti dviejų tipų žinias. Tiesiog ne visi žino, kad egzistuoja dviejų tipų žinios. Vienos standartizuotos, kurias lengva perduoti kitiems ir kurias, kaip DI visi šalininkai sako, ką galės standartizuoti, skaitmetizuoti, tą mes padarysim.
O kitos žinios yra tos gyvos, vadinamos angliškai tacit knowledge, neišreikštos, kurios randasi per mūsų intuityvumą, patirtį, asmenybinės charakteristikas, pašaukimą. Ir klausimas yra, kaip žmonės ateityje tai gebės integruoti, auginti savyje tiek neišreikštas žinias, tiek mokytis naudotis dirbtinio intelekto įrankiais. Ir konkurencija bus tarp žmonių, kurie geba abiejų tipų žinias integruoti, ir tarp žmonių, kurie negeba. Nes dabar mes matom vieni euforijai, dirbtinio intelekto įrankiai, taip toliau, visur žmogų pakeis. Nu ne, mes matom, yra svarbus momentai, kur yra reikalingas natūralaus intuityvinio intelekto išraiškos. Kiti sako, ignoruokim, nereikia to dirbtino intelekto, grįžkim į pirmykštę bendruomenę ir gyvenkim atsiskyrę nuo visuomenės. Nu ne, žmogus save gali realizuoti tik toj visuomenė, kuri duotų momentų yra pasaulyje. Tai klausimas yra, kaip savyje auginti abiejų tipų žinias. Kas galėtų atliepti šią mintį labiau? Marija, prašau. Man tai atrodo, kad mūsų visus tą baimę kankina, nes atrodo, kad jau toj darbo neturėsim, ne? Bet iš tikrųjų taip, kaip antroji pramonės revoliucija buvo, ta prasme, tai buvo visiems baisu, kad jau žmonių nebereikės, ir istorija moko, kad viskas čia gerai su tuo. Tai yra naujas įrankis, kuris tikrai labai daug padės mums visiems, ir kaip Rasa sakė, mes tiesiog turim išmokti integruoti į savo gyvenimą ir vis tiek reikės išmokti. Bet man atrodo, viena vieta yra tokia, kur bent jau kol kas, aš manau, kad dirbtinis intelektas negali pakeisti. Tai yra gyvybė, apie kurią kalbėjo Gilma. Tai yra tas nenuspėjamumas, kurio tu negali iš kitų paveikslėlių paimti, kažkoks nelogiškas dalykas, nes dirbtinis intelektas, jo varikliai dirba realiai tiesiog virškindami visą tą informaciją, kuri yra pasiekiama, ar ne? Bet žmogus turi tą savybę padaryti kažką netyčia ne taip ir žiūrėk, visai gerai gaunas. Tai man atrodo, gyvybė yra tas dalykas, kurio bent jau kol kas nepakeis. Ir tas kažkoks magiškas dalykas, kuris tą erdvę ir daro, kažkokią gyvą, įtraukiančią, malonę, tokią, kurioje norisi būti, ir tu jos negali prašyti, dabar taip ir taip ir taip, nes labai daug dedamųjų yra ir labai daug nenuspėjamų dalykų. Tai man atrodo, kad sugebėti turėti tą, iš tikrųjų, rasti kelią ir kurti kažkaip autentiškai, su meile. Aš tai manau, kad mes pakankamai saugus kol kas esam, kalbant apie dirbtinį intelektą, nes dirbtinis intelektas vis tiek, kas tai yra? Tai yra tas pats žmogiškas intelektas, tik tai susintetintas, aprašytas, parašyti algoritmą jo veikimo ir tam tikri kodai. Taip jisai apsimoko, taip jisai tobulėja ir mes nežinom, kaip jisai atrodys už kelių metų. Dabar jau dirbtinio intelekto kūrėjai patys kuria padalinius, kurie yra atsakingi už jo etiškumą, už jo tam tikrus ribojimus jam, net tie OpenAI, kurie čia GPT, kurie ir kitus tools, ta prasme, turi nemažai įsipareigojimų kurti tam tikras ribas jam. Tai faktas, kad jo plėtros galimybės yra plačios, bet bent jau kol kas aš manau, kad tinkamai jį naudojant ir pritaikant, o taikomės jį jau senai, gal dabar tokį šuolį mes turim ir staiga visiems toks kažkoks tai gūsis inovacijų, bet to mes naudojamės jau senai, tik pamatėm dabar tas galimybės, kurios ateinant su ten programavimu, su kompiuterius, ta prasme, branduolių stiprumu ir panašiai bus stipresnis ir stipresnis, bet kol kas bent jau mūsų sektoriuje, o mūsų sektorių kalba apie nekilnojamą turtą ir statybas, kuris yra toks truputį nepaslankus dinozauras ir kuriam inovacijas atvesti yra gana nelengva, tai aš manau, kad esam pakankamai saugus. Tam tikrus sektorius tai palies, bet keliaukim kartu, kurkim kartu, manau, kad tame bus sėkmės kodas. Aš trumpai. Bet priminsiu, ką iš pat pradžių šnekėjom. Kas tą rašo kodą? Tai ką šnekėjau apie vertybės, neužprogramuotas erdvėje, tu sąmoningai arba nesąmoningai užkoduoji kažką. Tai čia lygiai taip pat su dirbtiniu intelektu. Žmogus
rašo tą kodą. Tai va čia, man atrodo, irgi toks priminimas ir žmogui, ir šiaip atsakomybės priminimas, kad jisai atsakingas yra, kaip mes gyvenam. Mes visi atsakingi esam, kaip mes jaučiamės. Tai gal čia niekas ir negalvoja, aš nežinau, čia ne konkrečiai apie šitą erdvę šneku, bet apskritai, nežinau, bet parkingo aikštelė, kokį kodą turi? Vienintelė, nes talpinti tiek ir tiek mašinų. Ar dar gali būti kažkoks kitoks kodas? Pridėt. Ir va čia dirbtinis intelektas, kai jau tavęs prašo, ką sukurti, kai ką tu koduoji, tai tave gal net irgi taip labai gražiai išprovokuoja, ar tu tikrai nori tik tais padaryti, gal dar kažką. Tai aš taip irgi žiūrėčiau, kad tai tikrai pliusas, labai gerai, toksai augimas į priekį ir mūsų pačius irgi toksai paprovokavimas ir atsakomybės prisėmimas. Ko mums kartais trūksta? Aš labai norėčiau taip pat įsiterpti, tiesiog labai girdžiu gražius žodžius, kurie ramina iš tikrųjų mūsų visus. Tai yra meilės kūrimas, ryšių kūrimas, tų takelių formavimas. Aš nebejoju, kad tai yra mūsų turbūt tikslas, kuriuos mes turime vykdyti ir siekti šių strateginių tikslų turbūt per šitos artimiausius 100 metų. Ir manau, kad tu dar tikrai bus apie žodį dar šitą temą. Ne, aš norėjau pasakyti, kad tai visai smagus eskizavimui, gali pasakyti kažkokią Ružovo drambliuko svajonę ir pasižiūrėti, ir jis meta klaidą, tu darai klaidą ir iš to ping-pong gali gautis įdomumas. O man tai patinka, kad užsakovai pradėjo naudoti tą kaip savo kažkokios vizijos nupiešimą ten atsiunčia. Aš norėčiau taip kojas ten kažkokios panoramos, jie nusipasakoja, tai man atrodo, kad jie irgi išlaisvėja žaisdami šitų žaidimus. Tai tiesiog yra susikūrimas kažkokios planetos. Būtent susikūrimos planetos, kurio aš tikiu, kad mes tą planetą kūrėme žalesnę, tikresnę. Mes kalbėjom apie natūralumą ir man labai surezonavo tos mintys, kuomet kalbėjote apie natūralių medžiagų tą prasme, kad tai yra turtas, kad tai yra prabanga, kad tikrumas yra prabanga, autentiškumas yra prabanga. Ir kuriant tą autentiškumą, aš turiu didžiulį įsikvėpimą iš jūsų visų, šitas ratas žmonių, jis iš tikrųjų formuoja pasitikėjimą ir man ramybę, tikiu, kad ir visai dizainerių bendruomenė jaučia kažkokią ramybę širdyje, kad judam visgi gerų kelių, kad turim gerus kelrodžius, kurie veda šituo tikslu. Ir aš dar galvoju, paklausiu jūsų, gal dar turite kažkas pridėti, kažkas dar norėtų tarti žodį? Sveiki visi, aš irgi labai įdėmiai ir maloniai klausiausi jūsų pokalbio ir labai daug tokių skirtingų temų ir skirtingų idėjų ar kažkokios informacijos aš pats įgavau ir man patiko paklausyti jūsų ir matau, kad kiekvienas iš savo perspektyvos labai žiūri ir toks kaip bendras piešinys vėlgi kuriasi kažkokios tos naujos tendencijos arba į kur mes keliaujam. Tai pavyzdžiui, iš savo perspektyvos man miestas yra jau per didelis. Aš jame labai greit pavargstu. Aš pabūnu 3-4 dienas ir aš taip noriu maut, kaip nežinau, kaip sprogstantį petardą. Aš lėkiu į sodybą, į mišką, į gamtą ir ten niekas nekalba apie nežinau, apie ekologiją, apie medžiagų kažkokią atnaujinimą, išlaikymą, tradicijų galbūt vėlgi. Iš kitos pusės atrodo ten dar labiau kalba negu, pavyzdžiui, didesnė miestė, tam, kur daug yra apkrovos, daug įtampos, streso. Tiesiog nežinau, man patiko išgirsti labai skirtingas tas nuomonės ir vėlgi, į kur keliaujam, tai mes visi projektuojam. Bet projektuojam net ne tie, kurie tą darom tiesiogiai, bet tai daro tiesiog visi žmonės. Ir įtaka ir mažo miestelio, kur nuomonė kažkokia vaikšto arba kažkokia energija. Nežinau, dėl pačios kokybės, tai man atrodo, ta technologija, kuri ateina, jinai ir kažkaip įdomu žaisti, bet jinai ir vargina. Kaip ir vaikam, mes pradedam ten dirbti kažką, nežinau, vaikai pradeda kažką veikti. Ir jiems tai įdomu, bet to pačiu pavargsta. Tai tos harmonijos tokios reikia. Ir miesto, ir kaimo, ir technologijų, ir tradicijų. Tai
man taip apskritai gal kaip pagrindinis žodis tai būtų kažkokia tai bendras vidurys, nes negali užsižaisti su kažkuo vienu, negali eiti viena kažkokia kryptimi. Tai buvo labai įdomu išgirsti, kad jūsų skirtingas nuomonės, nes jis ir buvo labai skirtingas, jis buvo tas vidurys kažkokia ant svarstyklių padėta, kažkas ant stalo buvo per patį vidurį. Tai ačiū Jums. Aš gal labiau norėčiau paklausti jūsų pačių kaip kūrėjų, kai jūs sužinojot ir daugiau pasidomėjot apie dirbtinį intelektą ir jo atsiradimą jūsų kasdienybėje, kaip jūsų vidinės emocijos pačių viduje, kaip jūs reagavot, nes mano pirma reakcija buvo, oi, neliks iš vis bendravimo, neliks mano darbo, nieko nereikės skubėti, viską padarys dirbtinis intelektas. Tai kaip jūsų vidinė reakcija, kokia buvo pirmoji, daugiau sužinojus ir pasidomėjus apie dirbtinį intelektą? Man tai buvo smagu eksperimentuoti, bandyti ir kuo toliau, tuo labiau aš tiesiog žiūriu, kas man palengvina darbą, kas man taupo, net eksperimentą dariausi su to pačiu ChatGPT ir aš supratau, kad tam tikras užduotis, ką aš duodavau kitiems žmonėms ir užtrukdavo 2 savaitės, tai aš su ChatGPT pasidariau per 5 valandas. Nu, tiesiog tai yra, kaip mano sūnus įvardino, mama, tu sako, žiūrėk, čia yra tavo kolega, pašnekovas, kuris gali duoti teisingą atsakymą, nu, gali ko nors ir nežinoti arba gali sumeluoti. Tai aš tai irgi eksperimentuoju dar, nepasiekiau nei vieno gero rezultato. Buvo tokia mintis, buvo interviu ir turėjom didelį projektą su daug PDF aprašymų. Ir tą įmečiau, sakau, ar perskaitai tą PDF, perskaičiau, atrašė interviu atsakymą. Tai supratau, kad klausimai buvo sudaryti su to pačiu ChatGPT. Puoliau, iš naujo dalykus. Aš tai neslėpsiu, tik nesakysiu kuris, bet kai kurie klausimai buvo sukurti ChatGPT šios diskusijos, tai gal ir nebuvo tai blogai. Mes tai eksperimentuoju, aš irgi pati su komanda su vaizdais. Nu, va čia irgi pasakoju, kad užsakovai ateina, tai su vaizdais tai šiaip labai įdomu. Ir ypatingai jau tas, kur padaryti, tai dar, įdedi jau, tau atrodo, kad čia jau kažkoks yra rezultatas, tada įdedi ir dar gauni. Tai čia toks tikrai yra visiškai žaidimas, bet to pačiu ir kūryba. Toliau tęsiasi. Tai va toksai, man tai labai įdomu. Labai kažkaip įdomu. Jo, aš irgi turbūt žaidžiu, testuoju, atrandu naujus įrankius, mokausi ir mokomės savo bendruomeniai, tuo pačiu nekilnojamo turto, ką tu čia daug labai sugalvosi, bet bandom, nes ateina tikrai geras palengvinimas. Esam Lietuvoje, paprastas pavyzdys, tarkim, multikultūrinė bendruomenė dirba statybose, nepatikėsit, nuo Indonezijos, Tadžikistano, Uzbekistano ir ten turkų ir panašiai. Ir kaip su jais komunikuoti ir kalbėti, gali samdyti daug vertėjų, rašyti daug teksto, o gali tiesiog per 5 minutės padaryti jiems visiems instrukcijas, išverstas gražiai ir įkalbėtas netgi. Ir mes per mūsų bendrus mokymo kursus tokį net eksperimentą padarėm. Tai bandom, žiūrim, kas pasiteisina, kas per daug nekainuoja ir ką lengva suprasti ir priimti. Kiekvienoje srityje mūsų, jūsų, nežinau, bet kokioj technologiniai maisto ar panašiai, kažkada pabandėm čia irgi kelionės metu, tiesiog paprašėm, nufotkinom vynų sąrašą ir sakėm, koks geriausias vynas prie šito steiko būtų. Ir čia GPT davė atsakymą. Tai, tokio lygio žaidimai, ta prasme, eksperimentai, bet aišku, viskas turės rimtą finišą ir rimtą realizavimo rezultatą, kuris suteiks konkurencinį pranašumą ateityje. Tie, kas to nenaudoja, aš manau, kad tiesiog kažkurio momentu atsiliks. Aš tai tiesą sakant labai daug vizualuose nežaidžiau, nes man tiesiog nelabai pavyko. Tiesiog aš neradau įrankio pasiekti tą norimą rezultatą, nes Midjourney labai gražiai viską daro, bet reikia turėti ir įgūdį iš tikrųjų naudotis. Tai tik ir sako Mindaugas, kad mes turim eiti paskui, bet aš gal dar šiek tiek kitą vietą palies norėčiau, nes
dizaineriai, architektai, iš tikrųjų yra ta fainoji vieta, kur mes projektuojam, darom, viskas yra labai smagu, bet iš tikrųjų, jeigu dirbat savo, tai žinot tą antrą pusę, kai reikia gal parašyti Instagram'e postą arba tenai kažką, ar ne, ir kur ten tikrai užima daug laiko, galų gale ten, nežinau, kažkokias medžiagas aprašyti ir panašiai, tai man atrodo, jeigu mes ten dar kūrybiniai daly, tai nėra labai stipriai dar išvystyta, arba tai nėra taip paprasta panaudoti ir dirbtinis intelektas nemoka dar mūsų minčių skaityti, tai man atrodo, kur gali labai tai padėti ir kur labai faina yra, tai va tuose ekstra dalykuose, kur jie nėra malonus, nėra kažkokie tavo arkliukai, tai va ten labai yra faina, kad yra ką veikti. O šiaip tai, kaip aš ir sakiau, kad tas toksai nerimas, šiek tiek baimė, jinai yra, bet tiesiog gal reikia priimti kaip natūralų dalyką ir tiesiog iš tikrųjų kaip kolega, kaip partnerį, kaip kažkokį tai padėjėją ar ne, nemokamą turėti, tai yra žiauriai gerai ir tiesiog važiuojam prieki ir žiūrim, kas bus toliau. Aš tai dar, iš tikrųjų, tai dar žiauriai laukiu, nes čia tai yra kol kas, mes šnekam ChatGPT, ne, arba visokiais Midjourney, tai parengiamoji stadijai. Aš labai laukiu dirbtinio intelekto statybose. Nes va ten, kas va stato, nežinau, ir taip toliau, tai, žinot, kokia krūva yra, čia va krūva, bylas, ir šiaip realiai, visą tą, čia 3D printinimui, ne, jau kai fizinę erdvę ateina. Tai čia, kažkada ateityje ateis, vis tiek jau ateina, net Lvive jau yra statoma, printinama mokykla iš betono. Tai aš ir šitą laukiu, nes čia tada iš tikrųjų labai didelis proveržis bus. O čia tada bus kokybė ir nekokybė žiūrint iš tavo pusės? 3D printinimas? Tiesiog man smalsu pasidarė printinti namai. Aš manau, kaip bazė labai gerai. Pamastyk. Gerai. Kaip bazė. Kokybė ar nekokybė? Aš atsakymą neturiu, aš tiesiog uždaviau klausimą kaip ekspertų. Ne, tai čia, žinai, jeigu čia jau štampovkė, ne, tai kas tai yra, tai ją galima ir be 3D printinimo labai sėkmingai naudoti, štampuotą, ne, projektus, tos pačius neapgalvojant kaip, tai buvo labai daug laiko daroma, bet jeigu žiūrint iš gerosios praktikos, susiprintinti gerą karkasą, pavyzdžiui, ir tada jį kažkaip tais, nežinau, su handcraftinti, ne, tai aš manau fantastiška. Tada žymiai daugiau žmonių galėtų turėti kokybiškus dalykus. Nes čia apie masę mes šnekam. Nes šiaip pripažinkim, architektai, interjero dizaineriai ir taip toliau, šiaip tai labai mažai masiai žmonių dirba. Tai vis dar tai yra privilegija. Tai aš tai norėčiau, kad dirbtinis intelektas jau eitų į masę per kokybę, jeigu toks būtų tikslas. Aš viskai pritariu, yra laikas ir vieta, ir kai galima tą panaudoti tam tikram tikslui ir greičiui pasiekti, nes kokybė galima, bet jinai kainuoja, jinai užima laiko, jinai užima pastangų, kūrybos ir daug žmogiško potencialo. Bet yra pasaulyje poreikis greičiui. Pasaulyje reikia statyti, kad patenkinti esamą poreikį 100 000 būstų per dieną. Tai to neįmanoma padaryti be pagalbos tokių dirbtinių, įrankių. Afrikos aprūpinti būstų nepavyks vien projektuojant, super pastus ir super projektus. Tai čia reikia rasti balansą. Tam tikram laikui, tam tikrai vietai reikia tam tikro sprendimo ir čia jau gali būti pagalba. Ir spausdinti, pagreitinti visi sprendimai, dabar pastatai jau net ne aikštelėje statomi gamykloje ir paskui tik surenkami. Tai tas masiškumas ir bėgimas į priekį, jisai gali pagelbėti tiesiog sukurti buitį, sukurti gyvenimo kokybę tam tikrą, bent tam tikro lygio. O apie aukščiausią lygį tai jau reikės kalbėti, kai reikės daug protų įjungti ir kartu susijungti. Darbiškai dadėsiu. Tiesiog, nes čia labai gera tema ir manau, kad labai reikalinga. Apie tą dizaino autentiškumą, arba architektūros autentiškumą ir kaip tik vienetai jo naudojasi, Mies van der Rohe. Tai čia vienetai yra, Čekijos, pavyzdžiui, Brunotas pavyzdys fantastiškas, bet ten yra vienai šeimai skirta. Jinai tą galėjo patirti. Dabar muziejai tapo, kur irgi turi užsiregistruoti prieš metus. Žinai, tai yra bet jie yra labai svarbus, nes jie rodo pavyzdį ir jie veda. Ir, pavyzdžiui, koks nors Ikėjos gaminys pakeičia mases,
Nes prieš tai buvo rojaus sodai, jūs jeigu prisimenate tokią baldų įmonę, kurie klaikius baldus pardavinėja ir kurie visuose buvo nubūtuose. Tai va čia va, irgi toksai, žinai, pavyzdys, kas užduoda pavyzdį, pažiūrėjau, koks Arne Jakobson, baldų dizaineris švedas, arba Alvar Alta, tas pats, kuris paduoda pavyzdį, kurio pats šį baldas kainuoja labai daug. Bet jo pavyzdžiu eiti į masinę gamybą, gerų pavyzdžių, yra labai teisinga, nes tada tiesiog mes dauguma galim tą ir tą pajusti. Tai aš tai linkiu, kad mes ten judėtumėm, kad mes visi galėtum gerai gyventi. Ačiū tau labai. Labai prasmingas palinkėjimas ir aš norėčiau jums palinkėti visiems, kad ačiū, kad nuraminot mūsų visų pirma. Jūs toliau įkvėpkite dizainerius, architektus ir tos pačius žmonės, nes iš tiesų jūsų rankose slypi tas žiburys, tas kelrodis, kuris sugeba formuoti mases, kurios mes darom gerus dalykus, mes galim padaryti stebuklus. Taip kad ačiū Jums labai, kad susirinkote šią diskusiją. Aš nebejoju, kad šitie žodžiai bus labai svarūs mūsų auditorijai ir mūsų žiūrovams. Žiūrovams aš tik tai noriu priminti, kad mūsų pirmoji filmuojama tokio tipo diskusija Interior dialogai ir kviečiu sekti mūsų YouTube kanale ir socialinėje medijoje. Ir aš jums pažadu, kad mūsų 9 partnerių komanda pasistengs padaryti dar daugiau diskusijų ir aš tikiu, kad jūs dar pakviesite mane kartą. Ačiū Jums labai visiems.